Mūsų Hyundai automobilio projektas juda tolyn. Šiandieną turime jau pilnai paruoštą dažymui automobilį. Tai kaip minėjau, dažysime galinį dešinį sparną, kuris buvo keistas, galinį bamperį. Galiniam bamperį taip pat dar ir padarėme vietas galiniams parktronikams, kadangi montuosime galinių parktronikų daviklius, ir nutarėm dar dažyti iki kantelio galinį kairį sparną, kadangi atradom irgi tokių smulkių pabraižymų, tai nutarėm, kad būtų viskas gražu, tvarkinga, dažysime ir patį galinį kairį sparną iki kanto. Tai matom, galinis sparnas maždaug dažysis iki čia. Darysim ties viršutinės statramsčio dalim lako suleidimą. Pilnai nelakuosim viso statramsčio. Toliau šioje vietoje matom irgi taip pat reikės išdažyti visą vidų. Dar galim čia vidinę pusę pažiūrėti, kaip atrodo. Čia matome yra, kur baltas spalva, tai yra pilnai gruntuotas mūsų sparnas. Na kągi, ir sekantį video jau darysim, manau, iš po dažymo visų darbų. Tai ką, iki greito pasimatymo.